Sveiki gyvi. Kažkada važiavome su šeimyna į Ispaniją ir tam žaidėme tokį žaidimą. Šitą buvo labai karšta, 35 laipsniai. Tai tą progą mes ne orkaitėje, o keptuvėje įmušėm, kiaušinį, padėjome ant saulės ir tas kiaušinis iškepė. Šiandien dienai jokia Ispanija važiuoti nebereikia, turime tą pačią temperatūrą už lango čia Lietuvoje, bet ne apie kiaušinienės. Šiandien šnekame apie dirbtinį intelektą ir apie SEO rezultatus. Tai daugelis iš mūsų norime būti randami dirbtinio intelekto atsakymuose, norime, kad mūsų dirbtinis intelektas cituotų, kuo daugiau, tuo geriau, bet nereikia pamiršti ir SEO, o ypač dėl to, kad Google paskelbė, kad pateiks keletą papildomų informacijos punktų svetainių savininkams apie tai, kaip jie yra randami generatyvinės paieškos atsakymuose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jums šitie punktai yra įdomus, galite tiesiog paskaityti mūsų tinklaraštį ir žinosite daugiau apie tai, ką verta būtų papildomai sekti apie savo prekės ženklą. Tai va, kaip ir tiek. Žodžiu, judam pirmin, neiškepkite, kepkite kiaušinienę. Iki.